Pajaučiu labai didelį beviltiškumo jausmą. Ta prasme, prabudau naktį, 3 valandą, pradėjau verkti ir mintis, viskas, einu kartais, aš jau nebegaliu. Keturiolikos metų pirmą kartą į įkalinimo įstaigą papuoliau. Alkoholis, paskui narkotinės medžiagos, tai iš viso 20 metų esu pravartojęs visokių narkotinių medžiagų, nuo lengvų iki sunkių. Tai paskutinį šitą bausmę tai grynai susijusi konkrečiai su priklausomybė vartojimu, nes reikėdavo pinigų narkotikams. Tai va. Priėjau prie tokio kelio, kad aš to išgėriau ir įvykdžiau žmogžudystę, to nenorėdamas, bet sumušiau žmogų ir jisai mirė. Viskas prasidėjo turbūt nuo mamos netekties, nes mamos netekau 8 metų. Mama buvo mano artimiausias žmogus. Pasiekiau, aišku, ir tą autoritetą kalėjime ir pradėjau su nuteistaisiais ir alkoholį vartot, ir amfetaminą, ir kokainą, ir tokius visokius narkotinės medžiagas. Naudojau ir smurtaut kalėjime. Su kiekvienu kartu, kai pasiekdavau tą, tai tiesiog, kai pasiekiau, ką norėjau, pas mane dar didesnė tuštuma atėjo. Du kartus nepilnamečių, Pravieniškės, Alytus, 2 kartus Pravieniškės, Alytaus pataisos namai ir dabar čia Vilniuje. Žinokit, aš čia vartojau baisiai. Nebuvau geras žmogus, mano elgesys nebuvo geras ir gyvenime buvau daug priveikęs. Tuo metu turiu mažametį vaiką, nesirūpinau, buvo labai didelis kalties jausmas, kurio aš negalėjau panešti dėl vaiko, dėl savo mamos, dėl nukentėjusių, dėl visų žmonių, nes aš blaivas būdavau, viskas, man norėjusi negyventi, nusižudyti kažką tokio. Ir buvo mano sprendimo būdas vartojimas. Šiaip greičiausiai, pagal paskutinės analizės, galbūt, kur aš buvau reabilitacijoje, tai greičiausiai galbūt dėl savo vaikystės traumų. Nes augau be tėčio, man trūkdavo tėčio, mama irgi dirbdavo, tai gal buvo toks trūkumas meilės. Ir aš tiesiog paguodos ieškodavau drauguose, ieškodavau gatvėje. Pas mane ir taip labai, man skaudėjo viduje, aš jaučiausi visą laiką kažkokį sunkumą. Pas mane nebuvo tokios dienos, kada aš atsikelčiau ryte ir kad man nebūtų blogai. Blaivas būčiau tikrai neišgyvenęs. Aš kiekvieną vakarą jau apsivartojęs, man apsivartojusiam buvo sunku išgyventi, nes aš kiekvieną vakarą apsivartojęs tiesiog gulėdavau ir melsdavausi, kad aš užmigčiau ir neatsikelčiau. Pajaučiu labai didelį beviltiškumo jausmą. Ta prasme, prabudau naktį, 3 valandą, pradėjau verkti ir mintis, viskas, einu kartais, aš jau nebegaliu. Ir man kitą dieną aš galvoju, aš eisiu prašyti pagalbos. Aš nuėjau pas Daną, čia puikiai, jeigu žinot, pareigūnas, atėjau pas Daną, sakau, Danai, aš nebegaliu taip gyventi, man viskas, man šikna, aš noriu nusižudyti, aš nežinau, ką daryti. Vienas darbuotojas paklausė, kaip tu jautiesi, tai ir man viskas tiesiog iš vidaus išėjo tas nuoširdumas, jis sprogo viskas, tai aš pradėjau tiesiog pasakot viską ant tiek nuoširdžiai, kad visi klausys ir man atėjo, sako, visi ir nuteisti, ir pareigūnai, sako, mes tau padėsim. Tada aš pamačiau, ką reiškia nuoširdumas, kai man visi be jokių tokių, jie manęs klausė
ir man jokių tokių nei klausimų, nieko, jie man iškart sako, mes tau padėsim. Aš neturėjau kitos išeities, nes aš savo visus kelius aš jau išbandžiau. Aš pats iš savęs buvau išdidus. Kaip man nebebūtų bloga, aš niekada nepaprašyčiau pagalbos. Nu, čia iš anksčiau. Ir aš nelabai galėčiau pasakyti apie tą pagalbą, nes aš niekada jos nesikreipdavau. Bet iš pasakojimų, ten kitų nuteistųjų, tai tikrai žinau, kad šiai dienai yra daug daugiau specialistų, daug daugiau galimybių nuteistiesiems, kad jie gali kreiptis į visokių instancijų specialistus, kurie gali padėti. Nes aš pats naudojus visokią pagalbą, tai atėjo ta branda galbūt, kada aš supratau, kad man reikalinga pagalba, kad aš esu ir pažeistas, ir pažeidžiamas, ir aš pats negaliu susitvarkyti. Ir nėra nieko blogo paprašyti pagalbos, to labiau, jeigu yra žmonės, kurie gali suteikti tą pagalbą. Ateina, siūlo. Kažkada aš išgirdau tokį dalyką, ką reiškia Caritas, tas pats žodis. Ir aš nežinau, ar čia aš dabar teisingai pasakysiu, bet man atrodo, kad Caritas iš lotynų kalbos reiškia gailestingumas, ne? Tai man, nežinau, Caritas, aš net nežinau, kaip čia teisingai pasakyti, bet man yra tokie kaip Dievo žmonės. Dievo žmonės, kurie gyvena dėl kitų. Žinokite, aš pasakysiu paprastai, be Dievo to padaryti neįmanoma. Be tikėjimo to padaryti, mano atveju neįmanoma. Pripažinti, priimti savo praeitį, atleisti savo. Pradžiai turi, nes aš ilgą laiką aš negalėjau savo atleisti. Ir aš negalėjau atkapstyti to vidinių kažkokių skausmų, iš kur man viskas tas kyla. Tai tas atleidimas savo ir priėmimas, aš suprantu, aš praeities, aš jos nebepakeisiu. Taip, man čia irgi svarbu, kad ateina savanoriai, savanorių daug. Ir kad ateina su noru, kad ateina visą laiką mums padėti. Aš šiandien suprantu, kad aš imu iš visų, aš prašau ir imu iš visų pagalbą, nes man šiandien jos reikia. Mano didžiausias svajonė ir tikslas yra tai, kad negyvent taip kaip anksčiau. Negyvent tokį gyvenimą, nes aš nenorėčiau grįžti į tokį gyvenimą, kokį gyvenau anksčiau. Čia ir yra didžiausia svajonė, kad gyvent taip, kaip aš šiandien gyvenu ir kokiu šiandien einu keliu.